Šiandien tokia diena, kada norisi daug kalbėti ir daug dalintis. Ir dabar palaimino šį mano norą dviračio senelis. Aš vėl miške ir prieš metus turbūt, dar kaip tik užvakar pienių medų aš jo valgau. Ir atsiminiau, aš ir galvoju, Dieve, jisai toks, amžiuje, tikiuosi, aš dar jį sutiksiu ir dabar pravažiuoja dviračio senelis. Tai kažkada jisai mane susistabdė, tiksliau čia buvo visas toks, aš kažkur ten rašiau Facebook'e. Ir mes susidraugavom. Ir kaip, žinot, žmonės būna, kurie mums kažkokį palieka emociją, jausmą, būseną, atsiminimą. Tai šitas žmogus, 90 metų turbūt beveik, jisai man paliko malonės jausmą širdyje. Nes aš su juo pirmą kartą susitikus, susistabdė kažkaip jisai mane pasikalbėti. Aš tiesiog klausiausi ir mano akimis tekėjo ašaros. Laikiau į širdį, susėmusi širdies. Ir tiesiog jisai kalba bet ką, belenką, o man teka ašaros. Tai yra palaiminimas, tai yra toks galingas palaiminimas, tokio garbingo amžiaus žmogaus. Ir po to jisai ir man medaus čia vežė su to dviračiu ir sako, duonos dar atvešiu čia, žodžiu, noriu tave visko vaišinti. Tai jisai man tą gražiąją betutę tokia atspindi kaip sinarchija. Kaip viskas pasaulyje gražiai susiję ir kaip mes vieni kitiem pasitarnaujam, nesvarbu, koks yra kraujo ryšys, o tiesiog visiškai nepažįstami, tiesiog kaip norisi, taip mes ir darom. Be jokio loginio paaiškinimo, tiesiog. Tai va, ir apskritai labai graži diena, labai graži nuotaika, nors iš tikrųjų, kaip viskas priklauso nuo mūsų būsenos. Tiksliau, kaip mes sugebam tai transformuoti, nes šiandieną ryte buvo toks momentas, kada man visas kūnas virpėjo. Aš tiesiog drebėjau kaip epušės lapas ir galvoju, kas čia vyksta. Ir mes visi tam prisisiję vieni su kitais. Ir pasirodo, po to sužinojau, kas ten vyksta. Ir iš pradžių man tokia baimė tarsi buvo, kaip čia atsijungti, kaip čia nukirsti kažką ten, tokia reakcija tarsi. O po to galvoju, kaip juokinga, kodėl mes žmonės taip reaguojam, taigi taip fainai. Tai aš galiu su savo būsena dabar taip harmonizuoti, taip pakeisti toje aplinkoje, kurioje fiziškai aš nesu, bet esu energetiškai susijungusi, įtakoti, nes mes vieni kitus įtakojame, norim to ar nenorim. Tai ne taip, kad ten pabėgti, nukirsti, ten kaltinimas toksai kažkoks atsirado, o savo būtimi pakeisti tą sunkią atmosferą ir pakeisti ją į gražią, auginančią, į atsipalaidavimą, į harmoniją. Tai pasileidau šamanišką muziką, toks tiesiog negatyvę energiją, kad iš su būgnų šamaniškų išdaužytų ten tokią. Ir kažkaip buvau toje meilėje, ten tokias pasakas rašiau, ten žodžiu daug buvau, tokia ramybė, giliai kvėpavau ir mano kūnas labai labai nurimo. Ir pasikeitė labai būsena, tokia prisipildžiau džiaugsmo. Džiaugsmo turbūt dar tas įgalino, kad nepuoliau daryti kažkokių ten nukirtimų, ar ten kažkokių ten apsisaugojimų, ar kažkokių ten, kaip čia tą apsaugą užsidėti, ar dar kažką, o ne, priėmiau tai kaip dovaną. Ir atvažiavau į mišką ir mane pasitiko pravažiuojantis mano mielas, malonės nešėjas, dviračio senelis. Tarp kitko, jau mačiau voverių ir voverės atspindi tą žmogiškumą mūsų. Voverės yra simbolis mūsų to žmogiškumą, kaip mes esame vieni su kitais, vilką mini, vilkas čia ir voverės, ir giliukus mėto, kaip mes esam
vieni su kitais susiję ir nepaisant nei klasių, nei žodžiu apie taiką ir apie žmogiškumą. Tai voverytės visada man taip parodo, su tom pustom uodegytėm primena simboliką, bet apie ją šiek tiek galbūt vėliau. Tai gražios tau dienos linkiu ir išeik dažniau į mišką. Čia tokie stebuklai vyksta, kad tiesiog atsiverk jiem, patikėk ir priimk. Miškas labai laukia, kada tu atsiversi tiem visiems pokalbiam tokiem unikaliem su juo. Ir daugiau magijos įnešk į savo gyvenimą, nes tai tikrai padeda. Tai padeda sunkesniais periodais, kada mes tampam burtininkai šviesos, kurie mes galim net neįmanomus dalykus susitelkę į širdį, savo meilę transformuoti. Iki.